Nebuvo sniego, bet dabar vėl yra sniegas. Na, o šios savaitės tikslas yra tikriausiai kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą pasisveikinti ir atsisveikinti. Šūdas ne diena, burgeris ne burgeris. Labas rytas, vėluoju kaip ir bus šiandien gera diena labai. Čia esam. Bus visas dulkinas. Dalsai, va. Dalsai. Atsikėliam. Šiandien daug editinsiu. Paeditinau. Šiandien buvo gražus dangus. Mačiau spindulius pro debesis. Išjudėsim tuoj. Išjudėsiu ir editinsiu vėl. Visai neblogai. Rytoj bus geriau. Užmiršau nufilmuoti. Bet šiandien atsikėliam. Šiandien bus sūnėno gimtadienis. Ir aš susitiksiu su draugais. Reikės rast laiko pamuzikuot, paeditint. Paskutinė savaitės diena. Dėsiu naują tašką. Nu ką, baigėsi savaitė. Q savaitės rap. Šokoladas Daimo kišenėje ištirpo, kaip ir laikas bėgantis pavirto. Dienos ritmu palaidų kirto per nagus, jei nemankštinsi tu riešutai. Karpaltą nulūždės tau antrankius ant jų. Kavinėje sėdėjo hindų porelė. Jie man priminė mankštinti riešus kaip indų šokio aikštelėje. Suki delną kairėn, tada dešinėn. Apverti aukštyn ir vėl iš naujo pradėti. Su tokiu bokšteliu turiu akistatą kasdieną. Jis atrodo zen, iš toli per giedrą pieną. Debesų jis vahų, medikų. Fakultetą atstovauja meilę ir džiaugsmu. Du atskirus kartus sėdėjo rusų porelės kavinės papėdėje. Abiem nukritus plastikiniai buteliukai jie pastebėjo, nusisuko ir išėjo. Keista kultūra, bet su diena kiekviena. Aš vis labiau myliu lietuvių kalbą. Myliu ir medį, myliu kalbėti su savim. Myliu bereikšmį meną, tik dėl to nes... Čia ir baigės mano dokumentika. Ate.